Hey guys, ir get ready with me. Pas mane grinai šiandien yra 2 langai, nuo pirmos pamokos 2 langai. Ir aš vis tiek kažkokiu būdu sugebu pavėluoti, nes aš vakar, oh my god, sugalvojau, kad aš ryte nuvarysiu, nes aš visą laiką, kai būna 2 langai, pirmos pamokos trečiadienis, aš visą laiką nusprendžiu ryte nuvaryti dušą, tai ir išsiplaut galvą ir viską padaryti, ir aš visada galvoju, kad aš turiu daug laiko ir niekada neturiu šiaip. O su nekreipkite dėmesio, kad žinais yra tiesiog šlapė, nes pas mane biški buvo išsipurvinęs megztinis su mano make-up, tai man reikėjo biški nuplauti, nes aš neturiu su kuo kitu eiti į šūlę. Ir jo, ir mano Goyardo bagas, su kuriuo aš visą laiką einu į mokyklą, kažkaip aš tenais būnu, kadangi jis didelis, aš prikraunu daug visokių dalykų. Nu, bet šiaip ne tai, kad belė kokių, bet realiai reikalingų dalykų, bet ir visokių. Ir paskutiniu maros jau nuo svorio tuoj suplyš visas tas bagas, tai aš nusprendžiau nebenešioti į mokyklą, bent jau kai labai daug reikia visko įsidėti. Tai aš dabar dar ieškau, su kokią man tašę kitą į, nes aš turiu dar kitą tašę, bet jinai tokia nepatogi, jinai tokia maža yra, bet tiesiog, bent jau aš spėjau išsiplauti, nespėjau, bet išsiplavau galvą ir labai švelnus plaukai dabar yra, tai šiandien yra good hair day. Ar dar geras dalykas, kad aš labai gerai išsimiegojau, nes mes vakar nusipirkom naujas pagalves su mama. Kas matėt mano Instagramo stories, tai jau žinot, mano Instagramas Gabija Link, dabar aš jau tenais stengiuosi dažniau kelti. Žodžiu, pasirodo, kad man pagalvės yra labai big deal, nes šita pagalvė yra tiesiog tokia patogi. Man žiauriai patinka tokias didelės pagalvės, žinot, kaip būna viešbučiuose, ten po kelias pagalvės sudeda. Tai vat ant tokių pagalvių aš geriausiai išsimiegu. Aš negaliu, pavasaris yra toks laikas, kur tiesiog susikaupti ir turėti motyvacijos kažką daryti yra žiauriai sunku. Ir aš tiesiog dabar, ne tai, kad aš neturiu motyvacijos, bet aš tiesiog neturiu jėgų nieko daryti. Tarsi visom prasmėm ir šūliai, ir nešūliai, tiesiog toks biški, kur can we just skip to the summer, please? Bet at least good thing yra, kad mes išvarom į Briuselį visai savaitei kitai su šūlė. Aš apie tai jau kalbu kiekvieną savo get ready with me, but guys, I'm very excited. Like, this is a very big deal for me, okay? Ir buvo paskui mama su sesė išskrenda į Turkiją. Į grinai, aš nežinau, aš irgi prieš kelis get ready with me pasakau, ne tai, kad pasakau, bet sakiau, kad, oh my god, aš taip labiausiai norėčiau dabar į Turkiją ir jos grinai skrenda į Turkiją. Obviously, jos mane kvietė kartu skristi, bet aš tiesiog negaliu dėl to, kad mes tokius kaip bandomuosius egzaminus rašysim ir tada tiesiog labai daug visokių atsiskaitimų ir man reikia tuos atskaityti skaitimus, kuriuos aš neatsiskaičiau. Tiesiog a lot of things ir aš ir taip praleisiu, tipo, mes visi praleisim kitą savaitę šūlę, tai dar kitą savaitę būtų biški. Mano bronzeris su blušu, aš nežinau, kas jiem yra, bet kažkaip aš atrodo lyg sunburn. Anyways, eyeliner irgi done ir honestly, aš jau tiesiog. O dieve, aš tiesiog pasinė nebėra šitų blizgučių jau. Mes vakar rašėm lietuvių kontrolinį, tai ten reikėjo parašyti exam style nuo paper 1 mūsų exam rašinėm, žodžiu, kaip kontra. Ir aš labai tikiuosi, kad mokytoja dar nespėjo iki šiandienos ištaisyti, nes aš labai nenoriu žinoti, kaip aš ten ką parašiau. Nes, oh my god, mes ten turim išsirinkti tekstą vieną, perskaityti, jį išanalizuoti, parašyti per kiek ten? 1:15 minučių. Ne. Ir ten, tipo, normaliai reikia išanalizuoti. Ten surasti, turėti 3-2 dėlą, ten surasti visas meniškos priemonės. Ir ten tos meniškos priemonės, ne tai, kad metafora hiperbolinė, ten tokias būna, kad, žodžiu, viskas, man reikia jau bėgti, lėkti, jau viskas. Aš jau tiesiog nieko nespėjau. Ačiū labai, kad žiūrėjot, visus labai myliu, bučiuoju. Ir iki.